Так что... Ну, bet mes jau taip galėjome. Nu, gerai, kad tai darė. Tai sveiki, gerbimieji kolegos. Aš esu Linas Balsys, Seimo narys, Žaliųjų partijos pirmininkas, Seime aplinkos apsaugos komiteto narys ir Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. Tiesiog čia jeigu reiktų pristatyti mane, kam kaip ir patinka. Labai džiaugiuosi, kad Jonas pakvietė mane prisiminti mano seną profesiją ir pamoderuoti šitą spaudos konferenciją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Žygaičių bendruomenė ir Vilkyčių bendruomenė ir kitos bendruomenės susijusios su skalūnų angliavandenilių reikalais sumanė surengti šią konferenciją šiandien. Nes šiandien yra tikrai svarbi diena šioje srityje. Kaip žinote, aplinkos apsaugos komitetai Europos Sąjungos yra susirinkę neformalų susitikimą ir atvažiavęs Europos komisaras aplinkos apsaugos Janezas Potočnikas. Taigi ši tema šiandien svarbi ir aš džiaugiuosi, kad būtent šiandien žmonių balsas, bendruomenių balsas irgi gali būti girdimas. Žmonių balsas ir bendruomenės balsas man asmeniškai atrodo yra pati svarbiausia problema visoje šitoje istorijoje, nes dėja sprendžia ne žmonės, o sprendžia už žmonės valdžia, nežiūrint valdžios gražių pasisakymų, kaip ir šiandien teko girdėti premjerministro Algirdo Butkevičiaus citatą, kur jisai sakė, kad svarbiausias dalykas suderinti viską su bendruomenėmis, tačiau ar su tomis bendruomenėmis kas nors ką nors derina. Klausimas yra tikrai labai paprastas. Tai žinome aplinkos apsaugos ministro pono Mazuronio išplatintą pranešimą, kad jau penktadienį bus skelbiami konkurso rezultatai. Tai yra pradedamas juridinis, teisinis Ševrono atėjimo etapas. Nes paskelbus nugalėtoją, oficialiai yra baigiamas konkursas, jam turi būti išduodama nugalėtojų licencija, na ir visas procesas tampa teisiškai įpareigojantis. Jeigu po to, kai paskelbiamas nugalėtojas ir pasirašoma sutartis ir išduodama licencija žvalgybai ir gavybai, kas nors būtų nutraukiama, Lietuvai grėstų tam tikrus pasekmes, galbūt finansinės pasekmes, finansinės baudas. Tai ar čia iki penktadienio bus susitarta su bendruomenėmis, aš labai abejoju, nes kol kas, kiek aš stebiu ir matau, tai tarimasis vyksta tik tai prieš televizijos kameras aukštiems pareigūnams, politikams kalbant, o realiai, kai bendruomenės su taikiu piketu, nepažįsdami visai jokių įstatymų, nuvažiuoja prie pono Haseltono namų Nemirsetoje, tai vietoj to, kad išeitų bent kas nors iš Haseltonų šeimos atstovų arba patys Haseltonai vienas arba kitas, tai staiga prie tų žmonių atvažiuoja iš Palangos kažkokiais būdais sužinojęs policininkas ir pradeda rinkti asmens dokumentus, užsirašinėti asmens duomenis, neaiškindamas, kur ir kam jis juos naudos. Ar tarimasi su visuomenė galima palaikyti tokius reportažus, kuriuos matėme aną dieną per vieną iš televizijos kanalų, kai tiesiog yra įtarimas, kad galimai sufalsifikuotas ministro pirmininko pasisakymas, paimtas citatos visai ne tą temą, ne iš tos dienos ir ne į tą klausimą. Dėl šito dalyko aš kreipiausi kaip Seimo narys žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kad būtų pradėtas tyrimas ir išsiaiškinta, ar tikrai čia nebuvo kažkoks bandymas sufalsifikuoti. Tai jeigu ir taip priskirsime prie tarimusi su bendruomenė, tada Lietuvoje mes labai keistai tarėme su bendruomenė. Tos visos kalbos, kurios pasklido, kad esą žmonės, bendruomenė atstovai, kurie yra tose teritorijose, likti nupirkti Gazpromo, likti Gazpromas jiems ten kažką moka ar sumokėjęs, tai aš manau ir patys bendruomenės atstovai turės puikią galimybę viską taip aiškinti. Tačiau aš galiu daryti tokią išvadą, kad kalbos apie Gazpromo įtaką, apie Gazpromo pirkimus politikų ir bendruomenė, jos yra nieko naujo. Mes tai girdime nuo atominės elektrinės referendumų laikų, mes tai girdime ir matome dabar. Taip, kad kai nėra kitų argumentų, tai turbūt bandoma visada išvelgti kur nors Rusijos ranką ir Rusijos čia grėsmės. Tai kaip paaiškinti tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas pasakė, štai jo yra citatos išplatintas per visą pasaulį, kad kol esu prezidentas, skalūnų dujos žvalgomos nebus, sakė François Hollandas. Tai ką, irgi jam Gazpromas pamokėjo. Tos šalis, kitos šalis be Prancūzijos, kurios irgi draudžia
savo šalyje naudoti hidraulinio plėšimo technologijas, nes jos yra pavojingos aplinkai, jos yra nuodingos, naudojami toksiški chemikalai. Tai čia ką, irgi Gazpromo ranka. Dar kitko, didžiausias susirūpinimas kyla ne rytų Europos šalyse, didžiausias susirūpinimas kyla vakarų Europos šalyse dėl šitų technologijų, kurios bandomos naudoti Europos Sąjungos šalyse. Komisaras Janesas Potočnikas, kuris šiandien yra Vilniuje ir su kuriuo jūs tikrai turėsit galimybę pakalbėti, aš su juo esu prieš porą mėnesių išsamiai bendravęs. Tai iš tikrųjų patvirtino, kad jis kaip aplinkos apsaugos ministras norėtų, kad Europos komisija iki metų galo, kaip pateiks, kaip žadėjusi savo nuomonę apie skalūninių angliavandenilių technologijas Europos Sąjungai ir jų galimybę, kad tai būtų įpareigojantis dokumentai. Tai yra arba direktyva, arba reglamentas labai griežtai reglamentuojantis šitą sritį. Europos parlamentas jau žengė vieną svarbų žingsnį. Jūs turbūt žinote, kad Europos parlamento aplinkos apsaugos komitetas jau patvirtino direktyvos projektą, aišku, dar tik tai komiteto lygmenį, dar turės svarstyti visas parlamentas, bet žingsnis žengtas patvirtino vieną iš direktyvų projektų, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų privalomas ES šalyse, įtraukiant ir skalūninių angliavandenilių procesus, tai yra jų paiešką, žvalgybą ir gavybą. Tai yra labai svarbu, aš džiaugiuosi, kad mūsų įstatymuose bent kol kas tai yra, kol kas mums pavyko pasiekti bent šitą, nežiūrint to, kad kiti įstatymai, žemės gelmių įstatymas, iš tikrųjų paskutinę akimirką praktiškai po to, kai Seimas po pateikimo ir svarstymo gerokai buvo pažengęs į priekį, tai paskui per vieną naktį atsirado staiga pataisos, kuriams staiga pritarė ir pozicija, ir opozicijos, tiksliau, ir opozicija, ir dalis pozicijos darbiečių darbo frakcijos pastangomis. Ir todėl mes turime dabar žemės gelmių įstatymą, kuris iš tikrųjų pažeidžia Konstitucijos 54 straipsnį, nes ten parašyta, kad galima po žeme palikti ir laidoti toksiškas nuodingas medžiagas, neribojant jų kiekį. Tai yra tai, dėl ko mūsų parlamento Seimo aplinkos apsaugos komitetas mes porą mėnesių sunkiai dirbome, kol suradome teisingas formuluotės, kad būtų užkirstas kelias mūsų žemės gelmėse ne tik jas žaloti hidraulinio plėšimo būdu, bet ir ten palikti toksiškas medžiagas, o jos lieka natūraliai, pusė panaudotų medžiagų natūraliai lieka technologinių procesų metu po žemė, jos niekaip iš ten negali būti pašalinamos. Tai tokiu būdu uždraudę, jas laidoti mes būtume uždraudę iš esmės faktiškai, de facto skalūninių angliavandenilių technologijas tokios, kokios jos yra dabar. Ir tokiu būdu Chevronas arba LL investicijos arba Minijos nafta, kurie irgi yra tas pats Chevronas, tik tai kitais pavadinimais. Ta pati panelė, tik tai jos kita suknelė. Tai dabar mes matome, kad pažeidžiant Konstituciją galimai, tą turėtų nustatyti be abejo Konstitucinis teismas ir prasidėjus rudens sesijai grupė parlamentarų mes ketiname inicijuoti kreipimąsi į Konstitucinį teismą. Tai pagal dabartinį įstatymą iš tikrųjų atveriamas kelias, nors ir yra keletas saugiklių dar likę, bet iš tikrųjų atveriamas kelias, kaip kartais girdime iš aukštų politikų, sugriežtino Seimas. Tai nieko jis nesugriežtino, po tų paskutinių pataisų Seimas labai palengvino Chevrono atėjimą. Dėl ko Chevronas dabar toksai, suprantu, laimingas, kalba su premjerministru tik tai apie tai, kaip dar ateity pataisyti įstatymus, kad jiems nereiktų didesnių mokesčių mokėti. Čia dar laukia vienas išbandymas. Ir dar paskutinis dalykas, ką aš noriu pasakyti, kol perduosiu žodį bendruomenės atstovams, yra kol kas galiojantis įstatymas poveikio aplinkai vertinimo, kuriame yra numatyta savivaldos ir bendruomenių teisė, ypač savivaldybių tarybų teisė, tvirtinti poveikio aplinkai vertinimo programą. Tai yra gali tvirtinti, gali netvirtinti. Ir jeigu tokiu atveju, tarkim, Šilalės rajono taryba, Šilutės rajono taryba nepatvirtintų poveikio aplinkai vertinimo programos, negalėtų būti pradėta pats poveikio aplinkai vertinimo procesas ir tokiu būdu nebūtų galima pradėti tų darbų, gręžinių ir tų visų technologijų taikymo. Sakau jeigu, nes jau šiuo metu Seime įregistruota vieno iš socialdemokratų pataisa, kuri ketina atimti iš savivaldybių šitą teisę. Tai aš esu registravęs pataisai antipataisą, kad būtų neatimta šitą teisę, kad būtų palikta kaip yra.
Tai čia rudens sesijos metu mes galime laukti dar tolesnių proševroninių sprendimų ir dar tolesnių užkulisinių susitarimų. Tai tiek aš norėjau pasakyti, nes čia būtent ir atsispindės, kaip iš tikrųjų valdžia kalbasi su bendruomenėm ar nesikalba. Ar kalba tik tai formaliai ir prieš televizijos kameras, ar priima tokius įstatymus, kurie įpareigotų kalbėti ir bendrauti su bendruomenėmis. Tai dabar perduodu žodį bendruomenėms, Jonas Neranauskas, Žygaičių bendruomenė, Darius Vilius Vilkyčių bendruomenė, prašom. Labą dieną. Labai malonu matyti jūs, tuos, kurie padėjo išgarsinti tą mūsų kraštą, visą Žemaitiją ir, aišku, sukūrė savotišką mano įvaizdį. Aš esu Jonas Neranauskas, kaip matot, seniokas, persileitęs per 70 vidurį, su visom to amžiaus vyro sveikatos charakteristikom. Ir išsilavinimas yra miškininkas esu, teko dirbti miško apsaugoje. Žmona yra žygaitiškė irgi, visą laiką dirbusi savo mokykloje, Žygaičių gimnazijoje ir tas kraštas mums yra artimas. Užauginome 2 sūnus. Mano hobis yra bitininkavimas ir miško priežiūra. Kodėl aš tai pabrėžiu, aš jums paaiškinsiu truputį vėliau. Šiandien tikslas yra mano čia buvimo, tai paaiškinti jums informaciją ir paneigti tą melą, kuris yra paskleistas premjerui apie tai, kad Žygaičiai neina į žvalgybai skirtus plotus ševroną ir apie tai, kokiegi mūsų ryšiai yra su Gazpromu. Kadangi tai yra 2 truputį skirtingos dalys, tai aš pradžioj pirmą dalį apžvelgsiu, paskui prašysiu kolegą Darius, kad pašnekėtų, tada sekančią dalį. Taigi, priežastis visa tai yra pasipriešinimas tos technologijos, tai yra hidraulinio valymo ardymo panaudojimo Lietuvoje. Kibirkštis įsižiebė būtent Žygaičių krašte, nors ne visai Žygaičių bendruomenėje. Ir priežastis buvo netiesiogiai pati technologija, o netinkamas elgesys tų, kurie nori šitą technologiją Lietuvoje panaudoti. Ir jų charakteristika. Jie pradėjo darbus nuo apgaulės. Būtent apgaulės būdu, visai nesiskaitydami su vietos žmonėm, jie norėjo sudaryti sutartis, kurios leistų patekti į sklypus žmonių ir ten atlikti seisminius tyrimus, o po to, aišku, žvalgybos darbus. Čia ant stalo jau yra sutarčių, va štai šitokiom sutartim jie ketino, ant tų sutarčių gauti žmonių parašas. Tai galbūt dar pusė bėdos, nuo šitos sutartis visai yra niekinės, vienašališkos, jos nederintos su žmogum yra. Bet tai, kad daugelį atvejų tas sutartis teikia ne pati LN investicijų bendrovė, o buvo samdomi žmonės, visai neapmokyti, be jokios kompetencijos, kuriems buvo nurodyta bet kokiom sąlygom gauti parašą štai ant šitos sutarties. Ir pas mus jiems šitas variantas nelabai pavyko, kadangi iškart žmonės pastebėjo kažką tokio negero ir mes pasipriešinom, bet Šilutės rajone, Gretimo Vainuto seniūnijoje, pavyzdžiui, buvo sudarinėjimas taip sutartys, kad pasikeičia seniūnijos darbuotojai, daugiausiai tai žemės ūkio specialistai, įdeda į ūkininkų bendrą dokumentų pluoštą šitą sutartį ir sako, man reikia ant tavo dokumentų parašų. Ir beverčiant automatiškai žmogus pasirašo, dažnai nepasižiūrėjęs, kadangi tai ūkininkas pastoviai bendrauja su savo specialistu ir yra jo pasitikėjimas. Tai štai nuo apgaulės. Toliau buvo melas. Ir melas prasidėjo tai, kad kada išaiškėjo, kad tos sutartys yra niekinės, jie buvo prižadėję, kad grąžins žmonėms. Ir šitas pažadas buvo išduotas Tauragės savivaldybėje per jų susitikimą LN investicijų, tai Haseltonas buvo ir Radeckas su mūsų tarybos nariais. Tik piketo būdu mes įsiprašėm į tą susitikimą. Pabrėžiu, nebuvom pakviesti kaip dalyviai, bet patys įsiprašėm piketuodami prie mūsų savivaldybės. Tada meras leido mums padalyvauti. Tai štai ten, po diskusijų, Radeckas buvo prižadėjęs, mes jums grąžinsim. Deja, kol kas šis tų sutarčių negrąžino. Jeigu šnekėti apie melą, tai ne taip seniai, Liepos mėnesį 10 dieną, net ir premjerui jie nepasikūrino pasakyti neteisybę. Tai, kad Žygaičiai nepriklauso tiems plotams, kur numatyta vykdyti žvalgybą. Tai yra grynai netiesa, nes jie patys savo raštu yra informavę mūsų savivaldybę,
kuriam yra parašyta. Į šį plotą patenka Tauragės rajono Žygaičių seniūnija. Tai yra LL investicijų atsakymas savivaldybei. Maža to, yra štai ant stalo pateiktos yra schemos, kurios yra paimtos iš SPAV. Tai yra iš strateginių pasiekmių aplinkai ataskaitų. Čia yra SPAVas konkrečiai mūsų Rietavo plotui, kuris schemų yra pavaizduotas tenais. Ir yra dar kitas SPAVas, tai jau dabar Šilutės Tauragės plotui. Toks yra sutapimas, kad mūsų seniūnija priklauso abiem plotam. Ir pietinė dalimi mes liečiamės prie Šilutės Tauragės ploto, o šiaip visas sklypas yra, visa seniūnija yra prie Rietavo ploto. Taigi jūs jau žinote, kad jau 7 metais LL investicijos turėjo leidimą Rietavo plote tirti ir naudoti angliavandenilius. Į šitą sąvoką patenka ir skalūninės dujos, kaip jūs žinote. Pati pietinė seniūnijos dalis, tai yra mūsų kaimyninė Kenščių bendruomenė, patenka ir į Šilutės Tauragės plotą, į kurį taip dabar veržiasi konkrečiai pats Ševronas, atvirai sakydamas, kad ten bus tyrimas ir išgaunamas skalūnų dujos. Todėl taip, kad mes priešinamės savo Rietavo plote, tai yra suprantama, nes ten irgi yra Rietavo įtaka. Bet kadangi mes savo seniūnijai visus reikalus sprendžiam bendruomenės drauge partnerystėje, tai mums nesvarbu, kas bus ir kitai bendruomeniai. Jau labiau, kad ta riba yra visai netoli. Ten 4-5 kilometrai kažkur tai. Ir jeigu būtų pastatytas žvalgybinis gręžinys arba gyvos gręžinys Šilutės Tauragės plote, tai horizontalių gręžinių gali priartėti iki mūsų teritorijos. Todėl mes čia irgi turime pilną moralinę ir visiškai kitą teisę priešintis šitiems jų veiksmams Ševronų. Todėl šitas melas premjerų yra iš tikrųjų akivaizdus. Mes priklausom Rietavo plotų, kurie jau konkrečiai ir ketino, nes būtent sutartis tos ir parodo, kad jie ketino atlikti. Nes čia sakoma apie seisminius tyrimus, o seisminiai tyrimai gauti duomenys, paskui tikrinami yra žvalgybiniais gręžiniais. Va tai ir vadinasi žvalgymas. Jie norėjo atlikti, dėja jiems nepavyko šitos darbus atlikti. Ir apie šitą jų tokį nepavykimą net jau liaudis parašė ir dainelę. Lip Ševronas ant žemaičių, bet užmynė ant žygaičių. Im žemaičiai pagaliukus, veja laukant ševroniukus. Veja juos iš Lietuvos, kad negrįžtų niekados. Dabar tolimesnės jų charakteristikos tai yra smurtas. Ir štai šalia manęs yra bičiulis kolega iš kaimyninio rajono, tai iš Vilkyčių bendruomenės, kuris pats dalyvavo jau tiesiogiai kovos veiksmuose ir patyrė to Haseltono, kuris yra pats pasiviešinęs visai Lietuvai žiniasklaidoje, kad yra apmokytas smogikas ir dalyvavo net Vietnamo kare, kur buvo išžudyti arti 4 milijonų gyventojų. Ir štai gerbiamas Darius turbūt dabar papasakos, kaip ten buvo ir kaip elgėsi ir bendrauja su mumis, su bendruomenėmis, suinteresuotojų pusė. Prašau, gerbiamas Darius. Labą dieną visiems. Esu iš Vilkyčių, Šilutės rajono, kaip sakė. Buvau Vilkyčių bendruomenės pirmininkas, bet pradėjęs judinti šitos visus purvinus dalykėlius. Aišku, tam tikrų verslininkų suorganizuotas. Buvau pašalintas iš pirmininko pareigų, tai dabar esu tik paprastas narys. Tačiau savo pilietinę pareigą atlieku ir labai domiuosi, kas vyksta. Birželio 5 dieną vyko aplinkosaugos komiteto išvykstamasis posėdis. Ir jo metu buvo lankomas viena iš Vilkyčių naftos gręžinių aikštelių. Lankymas buvo viešas. Buvo ten įleidžiami žiniasklaidos atstovai, kaimo gyventojai tam tikri. Na ir mes keli visuomenininkai, vienas iš Rietavo, vienas iš Klaipėdos ir aš tryse susižinojo, kad vyks toksai renginys, kuriame dalyvauja mūsų Seimo nariai. Prieš tai pasiskambinę Salamakino patarėjui, susiderinom ir pranešėm, kad atvyksim ir norim kartu dalyvauti. Mumis pakvietė, paaiškino kelią. Na ir atvykom į tą aikštelę,
visas rautas suėjo į vidų, mes tame būryje. Du mano draugai jau buvo gavę šalmus, nes ten pagal visą instruktažą galima tik su šalmais vaikščioti. Aš tokia turėdamas blogą nuotaiką laikiausi biškę tokiai prie vartų. Nu ir pasitvirtino. Parbėga Haseltonas su vertėja, šaukdamas šitos 3 pašalinti iš aikštelės. Greitai pradėjo šaukti. Tie draugai dar pradėjo veikti kažkokius dėrybas, kažką ten kalbėti, aš apsisukau vienu link vartų. Man einant link vartų pasivijo Haseltonas, griebė už kasos, už sprando ir savo kalbą keikdamasis pradėjo mane stumti, aš atvirtau ant žemės, išsigandau, aišku, šokas biškis toks buvo, kažkaip nesitikėjau. Nu ir išgrūdo mumis lauk. Haseltono dešinioje ranka Vaičeliūnas Ignas, už pakarpos išvedė kitus visuomenininkus. Ir mes 3 buvom išvaryti jėga. Ir tai labai, aišku, visą šitą procesą matė ir Seimo nariai, ir vėliau mes turim užfiksavę vaizdo įrašais, jie paliudija tiesiai į kameras ir patys buvo nustebę, patys ėjo prie mūsų ir prie Haseltono, reikalavo, kad to nedarytų, kad įleistų, kaip jūs elgėtės su žmonėm, bet ar tai užsidarė, viskas nutilo ir to viskas ir baigėsi. Tiesa, paskui jau kai komitetas ir visi kaip pat praktiškai pasišalino iš aikštelės, tuomet atėjo Haseltonas su vertėja ir siūlė mumis 3 įsivesti į aikštelę. Į aikštelės teritoriją. Na, aišku, po šitokių incidentų, tai mes biškai prisibijojome eiti keli su šito planu žiūrėti aikštelės. Tai va, na ir aišku, šitas klausimas dabar yra mūsų sprendžiamas. Ar kreipsimės į teisėsaugą ar ne. Visi puikiai žino, visuomenė puikiai supranta, kad šiais laikais teisybė brangiai kainuoja, o konkurentas yra tikrai nebiednas. Todėl mes šitą dar nuspręsim, bet mes savo pilietinę pareigą atliekam tokią, kad renkamės prie jo namų dabar ir prašome jo pasiaiškinimų. Vat buvom susirinkę jau 3 kartą, bet šitas ponas į kontaktą neina, plius kaip ir minėjo, kviečia policiją, kviečia apsaugą, ten bando mumis policininkai aplamai ten keistai elgėsi, terrorizavo ir asmeninius duomenis reikalavo. Na, įdomus reikalai vyksta. Gerai, tai ačiū labai. Aš dar tik vieną mintį, kolegos, noriu pasakyti, prisiminęs Dariaus pasakymą apie poną Haseltoną. Iš tikrųjų, turbūt nėra svarbu, kad jis buvo ten Vietnamo karo veteranas, nors pats tą savo viešuose užsakomosiuose straipsniuose kažkodėl pabrėžė, kad jis buvo Vietnamo karo veteranas. Bet aš manau, ir žiniasklaidai, ir galbūt net ir nežinau, ir specialiosioms mūsų tarnyboms vertėtų pasidomėti, kas iš tikrųjų slypi už šitų verslininkų, kurie beje išimties tvarka yra gavę Lietuvos pilietybę, dar prezidento Adamkaus laikais, ir paklausti, jie nekalba, nei žmona Rusijos pilietė Natalija Haselton, nei pats ponas Haseltonas, jie nekalba lietuviškai, bet jiems suteikta pilietybė tą pačią dieną, tuo pačiu prezidento dekretu, prezidento Valdo Adamkaus, už išskirtinius nuopelnus Lietuvai. Kai mačiau viename video įraše vietos bendruomenės atstovas paklausė pono Haseltono už kokius nuopelnus, jis sakė, nežinau, klauskite Adamkaus. Tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, čia dar būtų nieko. Kitas dalykas, kad už daugybės pono Haseltono arba pono ir ponios Haseltono įmonių, kuriuose jie yra arba vadovai, arba akcininkai, slypi vis tik tai Rusijos ausis. Ir mane tai labai suneramino, kad aš paskaičiau, kad reiškia, ponia Haselton pati yra iš Permės naftos verslo, kad pono Haseltono kompanija, kuriuo anksčiau buvo pristatinėjo, kad yra Danijos atstovas, kad yra Danijos verslas, kompanija vadinasi Adin Energy. Kažkodėl, kad ta kompanija turi šiuo metu grįžinių Permėje Rusijoje. Tai reiškia, mes matome labai stiprią sąsają su Rusijos naftos ir dujų verslu. O jūs turbūt žinote, ką reiškia dalyvauti Rusijoje užsieniečiui šitame versle.
Jūs turbūt žinote, kad Rusija, ypač naftos verslas, dujų verslas yra valdomas klanų ir šiaip savo terminė negausi 6 gręžinių vykdyti savo nedidukės įmonės registruotos Danijoje veiklą. Paskui šitie žmonės atsiranda Lietuvoje, paskui jie gauna Lietuvos pilietybę, paskui jie tampa Minijos nafta, paskui jie tampa LL investicijomis, paskui juos nuperka Chevronas. Tai štai čia yra tikrai labai svarbus klausimai, kuriuos pats ponas Haseltonas galėtų atsakyti, jeigu jis kada nors išeitų pabendrauti su žmonėmis, tegul ir per vertėją. Arba ponia Haselton, kuri atėjusi į susirinkimą su bendruomenės savivaldybės taryboje, pabrėžtinai, piktai kalba su žmonėmis rusiškai, nors dauguma žemaičių nelabai supranta rusiškai. Tai štai tokie yra išimties tvarka 2 Lietuvos piliečiai, kurie šitaip smarkiai reiškiasi ir kurie turi aukščiausios Lietuvos valdžios paramą, įskaitant prezidentę, baigiant aplinkos ministrą ir ministrą pirmininką. Tai iš tikrųjų faktai, kurie verčia sunerimti, faktai, į kuriuos nėra atsakymų ir aš labai norėčiau tos atsakymus gauti. Ačiū, kolegos, gal tada klausimų, jeigu... Dar truputį gal aiškinti. Visumoje, charakterizuojant tiek tos investitorius vadinamas, tiek kitus veikėjus, gaunasi labai įdomių dalykų. Čia jeigu pridėti dar prie ponios Haselton, tai per tą susitikimą Tauragės savivaldybėje viena kaimo moteriškėlė paklausė, kodėl net važiuoja iš jų niekas čia paaiškinti, tai ponia Haselton atsakė, вот моя визитная карточка ir numetė merą ant stalo savo vizitinę kortelę. Taigi, ne vien tik Haseltonas ir kiti LL investicijų atstovai taip pat elgėsi ne visai sąžiningai. Imkim, kad ir tas Žygaičių įvaizdis pagaliau ir mano paties apibūdinimas. Tai puikiai suprantam, kad ne bet kas gali paveikti komercinės įtakingas televizijas arba žurnalistus ir ten parodyti, kad pasipriešinimo, reiškia, židinys yra vien tik tai Žygaičiai arba kažkoks yra užkietėjęs veikėjas. Buvo specialiai stengiamasi menkinti krašto žmonės, sufokusuoti dėmesį ir sumenkinti šitą pasipriešinimo judėjimą. Nors iš tikrųjų, turbūt daugelis jau žinote, kad visai, ne vien tik tai čia Žygaičiai, aktyvėja visa Žemaitija ir visa Lietuva, nes problema yra ne vien tik tai skalūninių dujų gavyboje, bet ženkliai platesnė. Parodo į tam tikras mūsų valdžios institucijas silpnasias vietas ir kitas problemas. Norint šitą pabrėžti, turiu pasakyti, kad rytoj dieną Šilalės rajone, Kvėdaranoje, būtent Šilališkiai organizuoja didelę konferenciją, pabrėžiu, ne Žygaičiai aktyvus, tokių dalykų dar nepadarė, o būtent kitam rajone irgi aktyvų žmonės organizavo konferenciją ir visus kviečia, kurios tema yra, ar Lietuvą reikia tokių skalūninių dujų. Ne taip seniai penktadienį Šiauliuose prie aplinkos apsaugos agentūros rietavo žmonės piketavo. Pagėgiuose žmonės nerimsta ir aiškinasi, nes jie pergyvena, kaip čia atrodys ta mažoji Lietuva su grįžiniais, su bokštais ir taip toliau. Taigi dabar konkrečiai dėl Liepos 11 dienos per vieną iš komercinių televizijų buvo pranešta gerbiamo Deksnio levitaniškų balsų, kad štai išaiškėja ryšiai Žygaitiškių ir jų vadovo ryšiai su Gazpromu. Na, turbūt visi, ką šitą dalyką, nors kiek žinote, skaniai pasiekėte, nes iš tikrųjų tai sunku normalių logiškų protų suvokti, kaip galima tokį dalyką paskelbti. Nes visa šitą informaciją, kad buvo paskelbta, tai būtent aš pats vasario 6 dieną po mūsų pirmo mitingo buvo pakviestas Edmundo Jakilaičio į Lietuvos ryto televiziją ir ten jam papasakojo apie tai, kad mūsų šeima iš tikrųjų yra gavusi kaip kompensaciją už galimus nepatogumus ir už nuostolius iškirtus mišką dujotiekio trasai gavom mes tos pinigus. Ir ten jisai ir paviešino šitą, net buvo manęs paklausęs, savotiškai ar tai nėra interesai ir taip toliau. Iš tai dabar po kelių mėnesių vėl atrado štai šitą antį ir paleido. Kokį tikslų? Sunku patikėti, bet tai, logikos jokios nėra. Kodėl? Visų pirma, tai yra labai svarbus mūsų šaliai dujotiekis, gyvybingas dujotiekis, kuris sujungs mūsų dujotiekio sistemą su terminalu. Tai labai svarbus, tai yra strateginės reikšmės valstybinis projektas ir net visoje trasoje štai stovi
va tokie skelbimai, ir kuriuose nepasakyta, kad tai yra nuvesta į Iranausko ten mišką ar taip toliau. Tai yra, rodom, kad finansuojama iš ES pinigų, dalis yra ir mūsų valstybinių pinigų. Tai yra 166 km ilgio iš rytų Lietuvos nuo Šakių iki pat Klaipėdos magistralinis dujotiekis ir nėra jis atkarpom, kad būtų į jo mišką įdėjom, o kitur neįdėjom. Tai yra ištisinis vamzdinis inžinerinis įrenginys. Ką tai reiškia? Jeigu yra inžinerinis įrenginys, reikalui esant, jį galima išmontuoti. Jis nėra giliai užkastas, vidutiniškai lygumose yra apie 2 metrai gylyje, tai jis yra tik patalpintas. Tuo tarpu palyginimui mes priešinamės tai grėsmiai, kada į žemės gelmes yra įtelpiama dalinai nevaldoma technologija didžiuliai kiekiai nuodingo skysčio, kurio iš ten išimti nėra technologijos kol kas. Nes dalis apie 50%, ką pripažįsta į patys tie darytojai, ten pasilieka. Čia jau yra laidojimas, yra negrįžtamas procesas ir šito pataisyti negalima. Todėl lyginti dujotiekio magistralinio tiesimą su šita technologija, tai būtų, yra neprotinga ir nelogiška. Ir šičia kažkokie tai mūsų interesai žvelgti tikrai yra neįmanoma logiškai mąstant. Antras dalykas, skiriasi laiko tarpas. Sutartys dėl magistralinio dujotiekio buvo sudarinėjamos 9 metų pabaigoje, 10 metų pradžioje atkarpoje Tauragė Klaipėda. Tuo metu apie tos kalūninės dujas praktiškai mes nieko net nežinojom. Mes apie jas nežinojom iki praėjusių metų, gruodžio 18 dienos, kada pasikvietėm šitą iš LL investicijų ir geologijos tarnybos vadovą. Buvo kažkur tai 6 metais, kaip teigia geologijos tarnybos vadovas, Lietuvos Tauragėje pateiktas apskrities viršininko ant stalo koks tai raštas apie galimas, reiškia kažkokias ten pasiekmes taip toliau, o laikraštyje buvo, reiškia, mažas straipsniukas apie kažką tai galima daryti darbus. Bet kasgi ten tų laikraščių tiek jau skaito ir atkreipė dėmesį. Todėl buvo absoliučiai nežinia ir šičia kažkokio tas interesatumo mano ar tai kitų bendruomenės narių negalima įtarti. Antras dalykas, jeigu iš tikrųjų būtų kažkas tokio, daleiskim, turbūt visi skaitom detektyvus, kad aš ten gaučiau kažkokį tai finansavimą ar instrukcijas, tai seniai būtų žinoma, nes ne vien tik tai stebi kiti, bet štai mūsų rajoniniam laikraštyje yra Liepos 12 dienos yra straipsnis, kurį parašė Seimo kriminalinės žvalgybos, kriminalinės žvalgybos mokslų daktaras, Seimo kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas ir nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Darius Petrošius. Tai šitam straipsnėje yra iškalbingas sakinys. Nepaslaptis, jog saugumas tikrai domisi su skalūnų dujų išgavimu susijusiais procesais. Todėl jau ten tarnybos turbūt pakankamai turi kompetencijos įrangos visą kitą, kad būtų tokį senioką kaip mane, seniai išaiškinusios, kas aš toks priveikėjas. Antras dalykas, puikiai turbūt matote, kokie yra mano tie gebėjimai ir kokios yra sveikatas, kokie resursai organizuoti tokį pasipriešinimą. Tiesiog šitą įvaizdį tiek mano, tiek bendruomenės iš šito krašto sukūrė pirmoje tai mūsų aktyvus sumanus žmonės, bendruomenių lyderiai ir aišku daug ir jūs padėjote šitą tiek iš geros pusės, tiek iš blogos, bet visiems sakau ačiū ir padaryti gerą reklamą mūsų kraštui. Todėl prie jūsų ir visiems galiu drąsiai pasakyti, jokio ryšio su Gazpromu aš neturėjau ir neturiu ir neturiu poreikio jo turėti. Tiesiog kaip pilietis, kaip vietos gyventojas, kaip gamtininkas, nesu miškininkas, ginu pats, pareikšdamas pilietinę valią savo krašto, savo žemę, jo labiau turiu ir krašto žmonių įpareigojimus. Štai kur yra pasipriešinimo dalyvavimas mano priežastis. O jokie ryšiai su jokiais Gazpromais ir kitais dalykais čia nėra. Visa, kas vyksta, finansuojame mes patys, iš niekur jokių investicijų mes negauname. Štai visa ta teisybė, kurią noriu pasakyti jums. O tai, ką sako komercinės televizijos ir kiti,
Tai čia jau yra jų reikalas. Bet yra, kaip liaudis sako, jeigu Dievas nori atimti, nubausti, tai atima protą. Tai man atrodo, taip yra ir įvykę. Dar vienas tik tai dalykas, iš tikrųjų grįžtant prie to dujotiekio temos, tai absurdiškumas dar yra ir tas, kad pagal tą garsų į trečiąjį energetikos paketą, kurį Lietuva įgyvendina ir dėl kurio, reiškia, Gazpromas labai pyksta, nes jis būtent ir reiškia, kad vamzdynų nuosavybė bus atskirta valdymas operatorius nuo vamzdyno nuosavybės. Taip, kad tie vamzdynai, už kurias buvo bendruomenės nariam kompensuota, jie nebepriklausys Gazpromo, kai bus įgyvendintas trečias paketas. Tai čia iš viso yra truputėlį absurdas. O kitas dalykas, tai aš irgi labai noriu pasidžiaugti bendruomenio aktyvumu. Tai nėra viena ar dvi bendruomenės, jūs turbūt atsimenate, buvo išplatintas 275 Žemaitijos bendruomenių kaip juridinių asmenų raštas ir laiškas visai Lietuvos valdžiai, atsakų į jį jokio ir nebuvo. Ir visa tai vyksta, kai Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungai, kai Europos Sąjungoje šie metai yra piliečių metai, ir kai mūsų valdžios atstovai, atstovaudami Lietuvą, nuvažiavę giriasi, kaip čia Lietuvoje viskas yra gerai, kaip Lietuvoje veikia krizė, kaip Lietuvoje pilietiškumas irgi ugdomas. Tai čia yra truputėlį jau darosi liūdna ir pradeda atrodyti apgailėtinai. Tai kolegos, nežinau, klausimų, jeigu turite, tai prašom. Aš noriu pono Nevenauską paklausti, kas konkrečiai jums sumokėjo, kokio dydžio kompensacija ir kokio ten ilgio ploto eina per jūsų žemę dažniausiai? Taip, aš kadangi esu kaip esu miškininkas, tai puikiai suprantant, kiek yra brangi man šita aplinka, tai labiau, kad trasa eina per šiaurinę sklypo dalį, tai yra apie 500 metrų, tai didumą liečia eglyną, kaip miškininkai sakom, pribręstinti. Tai reiškia eglynas, kurį dar nereikėtų kirsti ir iš ankstinis kirtimas, tai yra nuostolis. Ten kertama trasa, buvo jau iškirsta trasa ir dujotiekis jau yra, reiškia, užkastas. Yra kertama iškirsta trasa 12 metrų pločio. Reiškia, pagal viską galėsiu naudotis, man dar lieka paskui 6 metrai, ten galėsiu apželdyti ar kažką tokio daryti su nedideliais želdiniais, o 6 metrai po 3 metrus maškės jie palieka. Ir buvo sumokėti pinigai, tai 12 metų pačioj pradžiai kažkur tai. Buvo sumokėta 10 000, tai jau minėjęs. Kas sumokėjo, Lietuvos dujos ar kas? Nežiūrėjau sutartį, bet Lietuvos dujos matomai sumokėjo, kadangi dėl ko dar, jeigu galima papildyti šitą klausimą, dėl ko aš pasakiau gerbiamam Edmundui šitą faktą. Nes tai buvo palyginimas, kaip buvo daroma šitas projektas, kaip buvo pradėtas. Tai atėjo žmonės, dvi moteris mandagios su reikiamą atžymom, paaiškino, koks tai projekto tikslas yra, kaip jis bus vykdomas ir buvo, reiškia, sudaroma tokia preliminarinė sutartis. Tik po metų buvo sudaryta notarinė. Tai yra šeimoje, tu gali apsitarti, gali pagalvoti ir taip toliau. Nors faktiškai ten kažkiek tai nesutikti buvo, čia taip sklandžiai irgi visur nėjo. Žinau, kaimynas, kurio miškas buvo pakankamai jaunas, irgi ten bandė dėrėtis, ten daugiau ir taip toliau. Tų pinigų niekad jų neužtenka. Bet nieko nepadarysi, tai yra magistralinis dujotiekis, čia neišims atkarpą nuo šitas šernais, ten, kaip žinot, buvo visokių tų problemų. Todėl, aišku, kas liečia miško nuostoliai, mums tai didesni, kompensacija tikrai to neatspindi ir, aišku, yra sudarkytas, nes būtent trasa yra iš vakarų į rytus, o tai yra mūsų vyraujančių vėjų kryptis ir tokį nebrandų medyną jaučiu, kad turėsiu daug vėjų. Taip, kolegos, prašom. Su žurnalistais šiandien portalo Delfi Rasa Lukaitytė. Jūs pabaigoje savo kalbos pabrėžite, kad jums niekas nemoka. Tiesiog norėčiau dar plačiau pasakytumėt, nes yra klausimų, tarkim, internete galima rasti keliamą, kad dėl klipų filmavimo, dėl organizuotumo, tarkim, ar kažkas jūs padeda, ar kažkas konsultuoja. Čia prie tos pačias temas jau galite pasakyti, dar kada jūs pabrėžti, galbūt kažką turite. Aš manau, kad šita veikla nėra tiek sudėtinga, kad kažkas ją konsultuotų, kadangi jinai, kaip sakant, iš to noro, iš to suvokimo. Pagaliau, jeigu galima galvoti per daug garsiai, tai aš pilietinės sąmonės yra. Tai vienas dalykas. Antra, o kokie šitos lėšos? Jeigu reikia atvažiuoti, reiškia autobusų, kad jeigu važiuojame į mitingą, per pagrindinę, galbūt skaičiau tos išlaidos, tai yra vienam žmogui 30 litų. Tai man atrodo, jeigu mes šnekame apie patriotizmą, tai tokią sumą turbūt nereikėtų čia ir komentuoti.
Niekas kitokių tų išlaidų. Jeigu reikia ten plakatą nupirkti ar popieriaus, ar irgi tai puikiai suprantam, kad irgi dar tiek tų pinigėlių turi. Jeigu reikia dar ten kokias kitas kūro išlaidas, tai irgi žmonės aukoja. Ir šiandien aš už konferenciją susimokėjau iš savo lėšų. Tarp kitko, mano pensija yra 430 litų. Tai ačiū Dievui, kad dar gaunu, kaip pasitraukęs iš ūkinės veiklos, tam tikrą kompensaciją, bet tikrai irgi ne Gazpromą, kur supranta iš mano. Čia drąsiai galiu pareikšti, kad visa šita veikla yra tik tai iš savo resursų. Sveikatos, laiko ir lėšų. O gal jūs vis tiek savo kažkokią karjerą su pono Balsio partija, ar draugaujate, ar būsit narys, ar dar kažką? Esate irgi gal... Taip, tarp kitko, labai įdomų ir sudėtingą klausimą uždavė. Puikiai žinot, kad organizuoti tokį pasipriešinimą vis dėlto yra poreikis organizacinio darinio. Ir va šičia truputį mums ne viskas ir sekasi, nes yra tokių minčių, kad arba kažką tokio žemaitiško sukurti, ar tai žemaičių ten draugiją atgaivinti, ar kažką tai tokio, nes čia šnekamės pagaliau ir apie regiono tam tikrą apsaugą. Nes iš tikrųjų mes šiandien nepalėtėm labai aiškiai tendenciją valdžią koncentruoti aukščiausiuose sluoksniuose, ypač vyriausybėje ir aišku prezidentė pasiima savo dalį. Tuo tarpu panaikinus apskritis, kas liečia regioninę savivaldą, nukentėjo. Ir va šitas atvejis, kada net Seimo narys Žemaitaitis Stemplių, o neklausit apie Stemplės, tarp kaip įdomi tema. Stemplės yra pasakęs, kad vat kaip gerai, kad atskiro kaimelis turės tokios įtakos, reiškia, ten šalies ekonomikai. Galima pasakyti taip, galima paaukoti atskirą kaimelį arba regioną tam, kad visos šalies labą. Tai logika tokia, o ar pats regionas neturi teisės savigynai ir todėl yra pilnai šnekam apie regioninę savivaldą. Kas liečia su žaliųjų, reiškia, partija, tai čia irgi logika stumia į tą pusę. Kodėl? Nes jeigu mes nesuformuojam savo darinio, tai kažkur tai reikia arba prisiklausyti kažko tai. Ir žaliųjų partija yra viena iš tų, kuri nėra, kaip sakant, mūsų požiūrį susitepusi. Ir būtent gerbiamas Seimo narys Linas Balsys yra vienas iš tų aktyvių iniciatorių, kuris, reiškia, padeda mums kovoti su šitą technologiją. Todėl patrauklus dalykas, ir jeigu būčiau jaunesnis, tai tikrai atsakyčiau jūsų klausimą, taip noriu būti ir žaliųjų partijai nariu. Jonai, labai ačiū už komplimentus ir Donatai už gerą klausimą, tai galiu patvirtinti, kad Lietuvos žaliųjų partija yra viena skaidriausių partijų Lietuvoje, jauna, dinamiškai rauganti ir yra atvira visiems, kurie tik tai nori prie mūsų prisijungti. Kuo mes padedame? Na, gaila, mes negalime nieko labai padėti bendruomenėms, išskyrus moralinių palaikymų ir savo grinai aktyviais politiniais veiksmais, politiniais pareiškimais, nes jokių finansinių galimybių padėti mes neturime, na, turbūt įstatymas neleistų kažkaip ten žmonėm padėti finansiškai, nes tas įstatymas politinių partijų ir kampanijų finansavimo, kuris buvo po pataisų iš prezidentūros priimtas, praktiškai užkerta kelią bet kokiom partijom mažesnėms, išskyrus tas kelias didžiasias, normaliai egzistuoti ir priverčia jas vegetuoti. Tai yra vietoj to, kai buvo deklaruojamas skaidrumas, uždraudžiant finansuoti, na, tarkim, juridiniams asmenims politinės partijas, paliekant tik tai nario mokestį ir viskas, tai, na, veda tik tai prie vieno, kad mažosios partijos išnyktų. Tai mūsų partija gyvuoja tik iš entuziazmo ir iš labai nedidelio nario mokesčio, kurio nėra privaloma net ir mokėti. Tai noriu pasakyti, kad nežiūrinti visą tai, jeigu žmonės nesiburs arba į bendruomenės, arba į politinės partijas, nebūtinai į mūsų žaliųjų, galima burtis ir į kitas partijas, bet kurios gins tų žmonių ir tų bendruomenių interesus, tose vietovėse, tai tikrai nieko ir nelaimėsim. Už mus nuspręs kažkas kiti. Mūsų žaliųjų partijos šūkis yra žmonės sprendžia, ne valdžia. Tai aš tik galiu pasinaudodamas progą ir Donato klausimų pasireklamuoti žaliųjų partiją, nors čia tai jau visai nedaug. Kalbant apie Raskintus, ar tiesa, kad Raskintonai remia Mazuronio partiją 100 000 sumom?
tam pinigėlį šitą. Tokių duomenų buvo rasta deklaracijose. Ar oficialūs dokumentai. Ar tai reiškia kokį nors ryšį ir tolimesnį? Čia aišku, čia yra tik simbolinis dalykas, bet aš kaip minėjau pradžioje, Haseltonų šeimos tie verslai ir jų atėjimas Lietuvai yra visiškai neaiškus, kaip ir dar didesnį neaiškumą kelia, kodėl ir kaip, už kokius nuopelnus jiems bus suteikta Lietuvos pilietybė. Tai prezidento valdas. Bet klausykite, kodėl iki šiol neinicijuotas pilietybės atėmimo klausimas iš šitų svetimtaučių? Klausimas geras, ir dėl to aš ir jūs negirdėt, gal pradžioje ir sakiau, kad būtų gerai, jeigu tam tikros tarnybos pasidomėtų šitos šeimos istoriją, aplinkybėmis, kodėl buvo suteikta pilietybė, nors Lietuvos konstitucija suteikia prezidentui teisę išimties tvarka suteikti pilietybę bet kam ir neaiškinant kodėl. Tai pats ponas Haseltonas negalėjo paaiškinti, kai jis buvo paklausęs, už kokius nuopelnus išskirtinius Lietuvai. Jam buvo suteikta ir jo žmonai Rusijai, Natalijai iš Rusijos, buvo suteikta Lietuvos pilietybė. Kaip jie gerai integruoti į Lietuvos bendruomenę, nes toks yra reikalavimas gaunant pilietybę, jeigu jie net nei žodelio nesupranta lietuviškai ir negali kalbėti lietuviškai. Tai čia yra labai geri klausimai, kurios nėra atsakymų. O jų ryšiai su Rusija yra labai aiškus. Atmetus tai, kad ponia Haselton, Natalija, yra Rusijos pilietė iš Permės. Aš kaip minėjau, jie turi, jų kompanija, pono Haseltono viena iš kompanijų, turi rimtą verslą Permės naftos bendrovės. Ir dar vieną klausimą turiu. Chevronas landžioja ten pas mūsų valstybę vairuojančius veikėjus ir aiškina, kokie dideli mokesčiai yra. Tai kokius mokesčius jie moka valstybei? Kokia čia mums nauda iš to? Mokesčiai, kadangi vėlgi matyt tam tikrų užkulisinių susitarimo būdų Seime, sistemingai iš darbotvarkės Seimo buvo išmetinėjami įstatymų projektai, kurie būtų, taip kaip siūlė aplinkos apsaugos komitetas Seimo, mes buvome nusprendę kartu su ekonomikos komitetu, beje, bendras sprendimas buvo gerokai pakelti tą mokestį. Naftos ir dujų gavybos įstatymo yra toksai mokestis, įstatymas, ten yra numatytas mokestis toms kompanijoms, kurios išgauna Lietuvoje naftą arba dujas. Dabar tas mokestis yra nustatomas pagal sudėtingą formulę, bet praktiškai siekia maždaug nuo 2% iki 16% nuo tos kompanijos, reiškia, apyvartos arba išgauto kiekio. Tai yra labai nedaug. Tai praktiškai yra atidavimas mūsų žemės gelmių turtų praktiškai už dyką. Jeigu kalbama, kad ten yra kažkokia investicija, tai kokia čia yra investicija, kai naftos kompanija ateina į Lietuvą, tarkim, atsiveža savo aparatūrą, pristato bokštelių, išsiurbia mūsų naftą, ją parduoda, ne Lietuva parduoda naftą, parduoda išgaunanti kompanija, arba skalūnų dujas parduos ne Lietuva. Skalūnų dujas, jeigu jas ras ir pradės gręžti, atmetus aplinkosauginį klausimą ir tą visą, ką mes čia kalbam, ekologinę pusę, tai jeigu viskas būtų, pavyzdžiui, ekologiškai gražu, nežalotų gamtos ir nedarytų žemės gelmėm žalos, tai netgi ir tuo atveju tos išgautos dujos, mūsų turtas, būtų parduotos Chevronas gautų visą pelną parduodamas tas dujas rinkoje, o mums sumokėtų tą mažylytį procentuką, kuris siektų pagal dabartinį įstatymą tarp 2 ir 16%. Tai mūsų Seimo 2 komitetų bendras projekto siūlymas buvo gerokai pakelti šitą mokestį, neatsimenu, ar ne iki 40%, 40% būtent skalūniniam anglio vandeniliam, kad, bent tiek, kiek įmanoma, būtų galima Lietuvai kažkas tai liktų, nes mes žalojam savo gamtą ir parduodam, dabar pagal dabartinės sąlygas atiduodam savo žemės turtus. Bet šitie įstatymų projektai buvo išmesti iš darbotvarkės ir jie yra nesvarstomi. Ką tai reiškia? Jeigu dabar penktadienį bus pasirašyta sutartis su Chevronu, bus atvertas teisinis kelias jiems pradėti veikti, reiškia, jiems galios tos dienos įstatymai, kada jiems tas kelias buvo atvertas, kada su jais buvo pasirašyta sutartis. Tai reiškia, jiems galios dabartiniai nedidukai mokesčiai, kuriuos jie turėtų mokėti už išgautą skalūninę naftą arba skalūninės dujas. Tai štai kokia yra situacija su mokesčiais ir štai kaip sumaniai Chevrono, reiškia, atstovai veikia spausdami Lietuvos valdžią.
Jūs nepatikėsit, bet kai mes svarstydavom aplinkos apsaugos komitete, ilgai tą įstatymą mes kūrėm, pataisą svarstėm, į kiekvieną mūsų svarstymą būdavo atsiunčiami Chevrono teisininkų didžiulės paklodės jų pataisų arba protesto tekstai, protestuojantis prieš mūsų pataisas. Jie puikiai žino, ką mes svarstom, jie puikiai informuoti, kokie pas mus yra darbotvarkės klausimai ir jie labai tiksliai, darydami spaudimą kai kuriems Seimo nariam, siekia savo tikslų. Tai ką aš minėjau, kad kai staiga per vieną naktį atsirado iš kažkur tai 2 Seimo narių pataisa ir paskui pusė Seimo labai sėkmingų žienų balsavo ir ji buvo priimta, atverinti kelią galimybę laidoti nuodingas medžiagas žemės gelmėse, o čia yra Chevrono lobistinės veiklos rezultatas. Bet, ponas Linai, tai ką jūs, Chevronas dirba, veikiau, reiškia, Kaseltonai, mūsų Lietuvos naftą siurbia čia, reiškia, 11 metų, kiek aš žinau, taip? Taip, per įvairias kompanijas, kuriuose ponai Kaseltonai yra vadovai arba akcininkai arba dalininkai, taip, LL investicijos, Minijos nafta, dabar Chevrono atskira kompanija. Bet tai kaip išeina, kad 11 metų Lietuva, reiškia, tik taip 16% pelno mokesčius jiems 16% reiškia turėjo. Taip, praktiškai aš buvau paprašęs, išsireikalavau statistikos, jeigu dabar tiksliai nepacituosiu, bet per 5 metus naftos kompanijos, kurios Lietuvoje veikia, tarp jų ir pono Kaseltono įmonės, yra pardavusios naftos už 1 milijardą litų vertės, o sumokėjusios, man rodos, tik ten, ar ne, 10% nuo tos sumos, tai apie 100 milijonų litų reiškia. Tai štai matom, kokia yra nauda, koks yra pelnas ir kas lieka Lietuvai. Mes praktiškai atiduodame už dyką savo turtą. Bet tai, ponas Linai, tai jūs ne pirmą dieną Seime esate. Ar jūs šito nematėte? Tai aš kaip ir kalbėjau, visos įstatymo pataisos, kurias ir aš ir kiti kolegos ir Aurelija Stancikienė teikiam, mes tą matom, mes tą žinom, mes tą norim keisti, bet labai keista, bet kartais valdančioji dauguma su opozicija randa tokią bendrą kalbą, kad aš suprantu, kad Chevronas dirba ne tik su bendruomenė kabutėse, bet ir ne kabutėse, dirba su politikais. Aš šitą dar paaiškinsiu. Norėjau išprovokuoti, bet niekas neklausė, man oponuojant dėl stemplės. Tai vat jūsų tema, kas liečia, jie ne tik išsiurbė, bet jie nieko iki šiol nepavykdavo. Nes kada nuvažiavau į Stemplės kaimelį, kuriam jau turbūt virš 5 metų stovi naftos verslovė ir pažiūrėjau, tai širdį spaudžia net jų gatvelę, nedidelė gatvelė. Kai buvo grubaus žvyras, taip ir tebėra, nesugebėjo net šičia padengti žmonišką reikiamą dangą. Nors dabar jau jie skaito, kad kaip jie gerai bendrauja su bendruomenėmis, ir būtent bendravimas su Stemplės bendruomenė, kuri dabar pastatytas naujas žvalgybinis gręžinys, jie rodo kaip ir pavyzdį, kaip jie gerai susitarė. Bet iš tikrųjų tai ten vėlgi yra melu ir apgaulė šitą. Nes jie žmonėms prisiekė, kad bus tai tik tai nafta. Bet iš tikrųjų, tai bus ne taip. Ir man atrodo laikas parodys. Kodėl aš taip sakau? Jūs puikiai žinot, ir mūsų prezidentė sako, Lietuva turi žinoti, kas yra gelmėse. Visi politikai suinteresuoti irgi šauti, turim žinoti, kas yra gelmėse. Todėl dabar visi pastatomi gręžiniai, o praktiškai visur tai yra Chevrono ranka, jie bus žvalgybiniai. Ir štai net yra Lietuvos ryte buvo atspausdintas straipsnis Marijos Jokubaičio. Ir ten yra šitą geologijos tarnybos vadovo štai tokios mintis. Išduotame leidime aiškiai parašyta, ten vyksta angliavandenilių žvalgyba. O tai yra ne tik nafta, bet ir skalūnų dujos. Taigi, LL investicijos ten ne tik gali, bet ir privalo ieškoti skalūnų dujų. Teigia Mockevičius. Tai štai pamatysim, kaip jie žmonėms sakė tiesą ar ne. Nes iš tikrųjų pati logika verčia, kad tai yra melas žmonėms, nes jie ten privalės vykdyti hidraulinį uolienų ardymą ir ištirti, kokie ten yra skalūnai. Tai štoks yra bendravimas su bendruomenė. Vėlgi melas. Aš galiu tik labai trumpai paaiškinti, kur čia šuo pakastas. Iš tikrųjų, kadangi Chevrono kompanija dabar yra savininkė ir LL investicijų, tai yra ta pati praktiškai kompanija, tai kas yra atsitikę? Bet LL investicijos, ir čia irgi, aš manau, teisėsauga turėtų susidomėti,
LL investicijos yra gavusios licenciją pagal senus įstatymus mūsų Lietuvos 2006-2007 metais visokiam angliavandeniliam žvalgyti, išgauti, daryti, ką nori. Tuo metu, kai ta licencija buvo duodama, turbūt buvo galvojama apie naftą. O gal buvo jau tada galvojama ir apie skalūnų dujas. Bet pagal mūsų įstatymus tuo metu, kurie, dabar jau yra tas kitas įstatymas priimtas, bet pagal tuo metu įstatymus nebuvo atskirta, kas yra skalūniniai angliavandeniliai, kas yra tradiciniai angliavandeniliai. Tik tai dabar Europa pradeda kalbėti ir tai atskirti. Bet, kalbant visiškai juridiškai ir teisiškai, kompanija LL investicijos, gavusi licenciją visiems angliavandeniliam, kokie tik gamtoje egzistuoja, jie gali daryti, ką tik tai nori. Ir Chevronas, dabar norintis laimėti savo atskirą konkursą, tai jis, jeigu netgi būtų uždraustas tas konkursas arba panaikintas, per LL investicijas Chevronas galėtų daryti, ką nori ir jo teisininkai įrodyti teisme, kad pagal tuo metu galiojusius Lietuvos įstatymus, kai jiems išduota licencija ir pasirašytos sutartis, jie gali daryti, ką nori. Tai dabar mane labai stebina mūsų ir premjerministro, ir ministro tokia tyla apie tai, nes, čia yra galų gale nemoralu. Jeigu mes Seimas labai skubos tvarka priiminėjome įstatymus ir svarstėm, kad jau atseit būtų sugriežtinta, atseit, kad būtų daugiau to saugumo ir atseit būtų daugiau garantijų bendruomenėms, tai tokia kompanija, tai yra tas pats Chevronas, užsimaskavęs po LL investicijomis, gali daryti, ką nori, išgavinėti skalūnų dujas ir įrodyti teisme, kad jie teisūs. Štai kokia yra pas mus teisinė sistema dabartinė ir štai kokia yra morali mūsų kai kurių politikų politika.